Labas. Labai džiaugiuosi, kad pasirinkai skirti laiko savo kartu su manimi. Padarysim labai trumpą, bet pažadu, kad efektyvią treniruotę korseto raumenims. Mums reikės kėdės arba kažkokios pakilos, ant kurios galėtume padėti koją. Svarbu, kad būtų minkščiau, kad nebūtų per kieta, nebent esi su batais, bet labai rekomenduoju sportuoti basomis arba su kojinėmis. Ir aš esu užsidėjus svarelius. Galima ir nesidėti, parodysiu ir palengvinimus, arba jeigu norisi sunkiau, užsidedam svarelius, tada bus dar intensyviau. Tai iš karto keliaujame ant šono. Pradžioj gali daryti taip, kaip aš darau, bet jeigu šitą treniruotę kartosi, tai būtų gerai pradėti nuo to šono visada, kuris yra silpnesnis, kur jauti, kad yra sudėtingiau atlikti pratimus, visada pradedam nuo to šono. Taip. Keliausim į šoninį planką. Alkūnė bus po pečiu, 90 laipsnių kampas, kita koja keliauja ant kėdės. Kuo arčiau koja yra kėdės krašto, tuo yra sudėtingiau, kuo giliau dedam daugiau kojos ant kėdės, tuo yra lengviau. Pasirenkam pagal save. Taip. Ir apatinė koja. Lengvesnis variantas yra, kai koja yra sulenkta 90 laipsnių kampu. O sunkesnis variantas, kai koja yra tiesi ir koja yra su svareliu arba be svarelio. Pasirenkam vėlgi pagal save. Ir su iškvėpimu kilsim į viršų, ranką kelsim virš galvos, per įkvėpimą grįšim į pradinę padėtį. Jeigu yra per sunku, su ranka prisilaikom, darysim 20 kartų. Iškvėpiam, pakylam, riešas alkūnė petys keliauja į vieną liniją, kylam iš šoninių liemens raumenų. Abi kojas laikom įtemptas, sėdmenis įtraukiam pilnai ir turim įtempti šoninius raumenis apatinės pusės, kai kylam aukštyn. Jeigu jaučiasi, kad pavargsta petys, galim su atraminė ranka prisilaikyti į grindis. Dar darysim 10 kartų. Kvėpavimas turi būti mūsų draugas su iškvėpimu. Kylam aukštyn, iškvėpimas geriau būtų, kad būtų per burną, įkvėpimo metu per nosį, grįžtam į pradinę padėtį. Dar 5, kojos įtemptos, 4, 3, 2, ir paskutinį užlaikom, kylam į aukščiausią tašką, ranką keliam į lubas, stengiamės nesisukti atgal, klubas turi žiūrėti į grindis, į apačią, įtraukiam šoninius liemens raumenis, apatinį sėdmenį ir taip pat ir viršutinį, laikom 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nusileidžiam trumpam žemyn, ištempiam petį, galvą pasukam į priešingą pusę ir grįšim dar 2 pratimam į tą pačią poziciją. Tada suksimės ant kito šono ir realiai būsim beveik pabaigę treniruotę. Taigi, grįžtam į tą pačią padėtį, kojos įtemptos tiesios, iš karto liemuo kyla aukštyn. 20 kartų. Pasisukam su liemeniu, ranką leidžiam į apačią, iškvėpimas per burną, su įkvėpimu grįžtam į pradinę padėtį. Su iškvėpimu pasisukam, su įkvėpimu grįžtam, ranką galim atlošti, bet patys nepersisukam. Grįžtam tik tai iki centro. Iškvėpimas pasisukam, įkvėpiam, sugrįžtam. Dar 15 kartų. Jeigu sunku, galima sulenkti apatinę koją arba trumpam nusileisti, pailsėti. Visas kūnas tvirtas. Dar 10. Septyni. Aš labai atsiprašau, noriu pasitaisyti petį. Labai laužia. Galite ir jūs pasitaisyti. Ir man kartais būna, kad reikia pasitaisyti. Dar 5. 3, 2,
Ir paskutinis. Leidžiamės žemyn. Ir ranka, ir šonas. Ištempiam. Gerai. Keliausim dar vieną pratimą. Aš atsiprašau, labai pasidarysiu savo minkščiau. Reikia savęs negailėti, pasidaryti komfortiškai. Man labai spaudžia alkūnė į grindis per kietą jaučiu, tai geriau pasidarysiu, kad būtų minkščiau. Alkūnė po pečiu, abi kojos tiesios, kaip balerinos įtemptos nuo savęs. Lengvesnė padėtis, koja visą laiką sulenkta, kelis neišeina į priekį. Galima arba prisilaikyti, arba daryti neprisilaikant. Padarysim 10 kartų, pailsėsim ir vėl keliausim 10 kartų. Kelsim aukštyn ir tiesią koją pritrauksim prie kėdės. Pėdas įtempiam nuo savęs, tiesius keliai. Su iškvėpimu pritraukiam, su įkvėpimu grįžtam. Dar 5. Liemuo visą laiką pakeltas, kojos nenumetam. 3. 2. Paskutinis. Trumpam nusileidžiam žemyn. Jeigu labai sunku, atraminę ranką laikom ant grindų. Ir vėl kartojam, per ilgą pauzę nėra gerai, turim aktyvinti raumenis. Liemuo kyla, kylam, iškvėpimas, įkvėpiam, leidžiam. 8, 7, liemuo įtemptas, dar 5, 4, 3, 2, 1. Leidžiamės. Ištempiam. Ir dabar pakelsim apatinę koją ir šiek tiek palaikysim, o tada suksimės į kitą pusę. Skaičiuosiu iki 10. Ir kylam į aukščiausią tašką, alkūnė po pečiu. Pritraukiam koją, įtempiam abi kojas, laikom 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nusileidžiam. Gerai, palaiduojam pečius, sukamės į kitą pusę, įsipatoginam, persisukom kėdę arba apsisukam. Čia pagal savo galimybės. Šitą svarelį nusimsiu, nespaustų. Ant apatinės kojos svarelis, jeigu norisi. Ir pėdas įtempiam į save, kelis, pėda ir klubas vienoj linijoj, alkūnė po pečiu, 90 laipsnių kampas, 20 kartų su iškvėpimu kylam iš liemens raumenų, ne iš peties, abi kojos įtemptos, kai kylam į viršų. Iškvėpimas per burną, kai leidžiame žemyn, įkvėpimas per nosį, kilimas iš šoninių liemens raumenų, taip pat įtempiam sėdmenis, neatpalaiduojam jų. Stengiamės visą laiką laikyti juos įtrauktus. Gilus kvėpavimas. Kvėpavimas yra mūsų draugas, jisai mums padeda. Kylame aukščiausią tašką, jeigu sunku vidinę koją sulenkiam apatinę. Dar 10. Dar 5. Įtraukiam šoninius liemens raumenis. 2. Ir paskutinis. Laikomės. Keliam ranką aukštyn, įtempiam šoną, pilvą įtraukiam, nepersisukam atgal. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nusileidžiam. Pritraukiam ranką ir keliaujam toliau. Kylam aukštyn, keliam liemenį, ranka kyla, įtempiam ranką, su iškvėpimu pasisukam, su įkvėpimu grįžtam į pradinę padėtį, nepersisukam per daug atgal, galim nebent ranką labiau atitraukti, kad išsitemptų krūtinė ir priekinė peties dalis. Dar 15.
traukiam šoną. Dirba gilieji mūsų korseto raumenys, kurie mus gelbėja, kai skauda nugarą. Arba esam po gimdymo, arba laukiamės. Aišku, laukiantis reikėtų daryti su palengvinimais. Dar 10. Jeigu reikia, atliekam su pertrauka. Dar 5. 4. 3. 2. Ir paskutinis. Ir tikrai jaučiasi ir ranka, ir šonas. Įsitempia gilieji raumenys, aktyvinasi. Jie yra labai svarbus mūsų viso kūno pamatas. Be jų mes esam niekas. Ir paskutinis šoninis pratimas, po to dar bus vienas, bet tik vienas jėgos. Tai kilsime į viršų, jeigu reikia su ranka prisilaikom, trauksim koją, pėdą įtempiam kaip balerina nuo savęs. 10 kartų ir po to pailsėsim. Dar 7. 5 tiesios kojos per kelius. 3. Paskutinis. Leidžiame žemyn, šiek tiek atsipušiam, ištempiam petį, nes jisai turėtų jaustis irgi. Ir čia jaučiasi ir vidinė šlaunų dalis. Tai irgi galit pajausti, gal viena pusė yra silpnesnė. Jeigu taip yra, tai labai rekomenduočiau silpnesniai pusiai pakartoti tą pratimą antrą kartą, antrą seriją. Kylam į viršų, dar 10 ir tada laikysim. Dar 5. Du. Ir laikom, kylam į viršų. 5, 4, 3, 2, 1. Ir leidžiamės po truputį žemyn. Ištempiam. Ir atpalaiduojam pečius. Keliausim į planką nuo sulenktų rankų. Ir meluoju jums, pradžiai nuo tiesių, o tada nuo sulenktų. Labai atsiprašau, kad meluoju. Kojos bus ant kėdės arba kažkokios pakilos. Riešas alkūnė petys vienoje linijoje. Kylam į viršų. Pirštus užlenkiam. Įtraukiam pilvą ir sėdmenis su iškvėpimu. Svyram su visu kūnu į priekį. Su įkvėpimu grįžtam į pradinę padėtį. Dar 20 sekundžių. Galvos nenunarinkit, išlaikom galvą pakeltą. Įtraukiam pilvą ir sėdmenis. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Leidžiamės į planką. Įtraukiam pilvą ir sėdmenis. Laikomės 20 sekundžių. Visas kūnas tvirtas. Riešas turi būti irgi įtemptas. Alkūnė po pečiu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Čia labai svarbu nenuleisti juosmens, išlaikyti nugarą pakeltą. Nuleidžiam kojas, atsisėdam ant savo kulnų į kūdikio poziciją, rankas ištempiam į tolį. Kaktą nuleidžiam ant žemės, atpalaiduojam. Nesulaikom kvėpavimą. Ir po truputį pasukam rankas į dešinę pusę, kairį petį tempiam link kairės plaštakos. Pasisukam į kairę, dešinį petį tempiam link dešinės plaštakos. Rankų neatpalaiduojam, laikom tolygų tempimą. Ir per tempimą giliai kvėpuojam, kad raumenys galėtų atsipalaiduoti.
Sugrįžtam. Užkryžiuojam kojas patogiai. Atpalaiduojam pečius. Stumiam galvą atgal, padarom pagurklį. Dešinė ranka keliauja ant kairės pakaušio dalies. Su iškvėpimu palenkiam galvą į dešinę pusę, lyg su ausim norėtume siekti dešinį petį. Sugrįžtam ir tą patį atliekam į kitą pusę. Ir lėtai sugrįžtam. Ačiū, kad buvote kartu, kad rinkotės laiką su manimi. Ir jeigu jaučiate, kad viena pusė yra sudėtingiau daryti tuos pratimus, labai rekomenduoju pakartoti antrą seriją. Arba jeigu buvo per lengva, kartojam pilnai visus pratimus antrą kartą. Sėkmės, man lėliukas atsikėlė. Iki.